Mūsų įstaigoje gyvena 20 žmonių. Mes su kiekvienu kelis kartus per dieną net sukontaktuojam, susimatom ir susišnekam ir pabūnam ir pasižiūrim juos. O čia mes dar mokom juos savarankiško gyvenimo ir socialinių įgūdžių. Mes viską darom patys. Mes patys kalbėmės, patys lyginamės, patys tvarkomės kambarius. Tai pradžioje mums irgi buvo labai sunku, kol mes juos prišnekinom, kad čia jūsų namai. Aš pradėjau nuo to, kad čia jūsų namai. Čia ne mano, ne darbuotojų namai, čia jūsų namai. Jūs privalot tvarkytis ir daryti. Būna visko, kad jie ir apsipyksta, ir apsibara, bet aš jiems visą laiką sakau, jūs esat viena didelė šeima. Sakau, ir stenkimės gyventi draugiškai, kad nebūtų ir jums problemų, ir mums problemų. Mane labiausiai tai džiugina, kad mano draugystė su kolegija ir pašaidėlė nenutrūksta. Mes ir dabar draugaujam. Iš Kauno studentės pas mus suėžintos šauniai į teorinių žinių pritaikymą praktikoje. Ateina studentai ir užsiima tą meno terapiją, kažką daro, į darbo terapiją. Galų gale tas bendravimas, juk ne paslaptis, kad mums kiekvienam reikalingas bendravimas, o neįgaliesiems ypač norisi to bendravimo. Tai jie pasišneka, pabendrauja, galų gale tas pabuvimas su jais ir tai man jau yra palengvinimas įstaigai. Pavyzdžiui, kai atvažiuodavo jos su tavo meno terapijom, jų akis būdavo tokios didelės, pirmą kartą, kai jos pamato tos neįgalius, jos pasirinkė tą specializaciją su darbo su neįgaliaisiais. Ir kaip pasikeisdavo jos po 2, 3 karto, kokios pasidarydavo su maniškiais draugės ir draugai, tiesiog gražu žiūrėti iš tikrųjų. Ir aš kaip sakau, iš tikrųjų, kas yra gerai kolegijoje, kad yra daug praktikos. Kad žmogus gali susidurti su tą situaciją, o būna taip, kad mokosi ir viskas, ir paskui nebegali dirbti. O iš tikrųjų čia yra labai gerai. Ateina į praktiką, jie pamato tą, kaip aš sakau, darbo specifiką, kas jų laukia iš tikrųjų.